Gerai bus ten nuo palangės, ne? Nu, rodo, gerai viską dabar. Ir jau vyksta įrašas. Jau vyksta, ja. Gerai, tai tada negaišinam laiko, daromės pradžią nutempimų ir nesėdam. Ir laikyk tiesintą nugarą ir plačiau kojas. Dabar į šoną, modamas ranka. Viena ranka pasiremia, jo, kita ranka pamoja. Tempimo jausmai reikia padaryti nugaroj, va čia. Ar yra ten tempimo jausmų? Yra. Gerai. Biškį ilgesnę ranką daryk. Jo. Jo. Ir visada turi dirbti su jausmais. Tai turi būti nugaros tempimo jausmai, kada darai šitą pasilenkimą. Gerai, užtenka. Paliekam plačias kojas. Dabar lenkiesi žemyn į šoną. Žemyn į šoną. Gerai. Dabar pasako, kur tempia. Labiausia koja ar nugara? Nugara. Nugaro jausmų daugiau. Kojose minimaliai, nedaug, ne? Ja. Gerai. Užteko. Dabar jau kojose turim padaryti jausmus. Išlaikydamas tiesą nugarą, bandai pasiekti pirštus. Spiruokliuodamas, išlaikydamas tiesę nugarą, bandai siekti pirštus. Jo, va tokia nugara, kurią dabar padarėjai, turi daryti spiruokliavimą. Tempimo jausmai kojose, taip? Gerai, užtenka. 4. Atsistok 4. Atsirem kojų pirštais ir pakelk dubenį į viršų. Kojos lieka prilenktos. Prilenktos per keliukus ignai. Prilenk kojas. O taip. Tiesink nugarą labiau. O taip. Dabar mini kulnu ir tiesi per kelį. Pakaitomis. Pakaitom. Žiūrėti, mane nukopijuok. Ištiesti vieną ir kitą pakaitomis ir padaryti tempimą į koją. Padaryti ryškų tempimą, šičia tavo uždavinys. Per kelieną trūksta ištiesimo. Ištiesimas. Kita stipriai ištiesta. Kita stipriai ištiesta. Palaikyti tiesią nugarą. Jo, tokį trikampuką reikia daryti. Šičia tiesumas. Ir pakaitomis ištiesi koją per kelį, spausdamas kelienų tai yra kulnų į grindis. Stipriai tempia koją. Užteko, kilkim į viršų atsistoti. Ir tiesiog iškelk rankas, pasistiek. Pasistiek ant pirštų. Palaikyk pusiausvyrą. Ilgas, tiesus vyrukas. Biškį atsilošęs atgal. Gerai. Ir nuleidžiam. Gerai. Tai va tiek nedaug yra prasitempimo pratimų. Pratempti nugarą. Ai, dar sėdmenį pamiršau, grįšim į sėdmenį. Esminis dalykas tau pratempimus padaryti va šitoje vietoje ir kojose. Tai aš per daug pratimų nepridėjau, kad tau nebūtų painu, tiesiog dirbtum ir matytum gerėjantį rezultatą. Ir tas gerėjantis rezultatas, kai tu lengviau pasieksi kojų pirštus arba net grindis, išlaikydamas tiesią nugarą. Sėdmenukas dabar turi temptis. Einam ant grindų, va taip. Pakiš koją, paguldyk dabar čiuosk su kairė atgal ir padarai tempimą jau į šitą vietą. Aštrokai tempia. Biškį žemiau nusileiskim ir padarykim va tokių judesių. Va taip. Va taip. Per aštru labai stipriai plešiam. Tada gal nedarykim judesių.
Pabandyk atsipalaiduoti. Ar stiprėja jausmas, ar švelnėja? Stiprėja. Reiškia, turim neskubėti. Judesių nedarysi, tik tai pagulėsi, gerai? Ten garsas bus įrašytas, ar ne, tu girdėsi viską, ką aš kalbu. Nu ir bandom dar biškį pastiprinti, kai nusileisi ant alkūnų. Dabar jau aštriai stipriai tempia. Ir tempimo jausmas yra ir šitoj pusėje, ir iš vidaus. Iš vidaus. O čia va kažkur tai tempia, ar ne? Gal. Bet nesidaug. Neženkliai, o stipriausias jausmas yra šitoj pusėje, ne? Gerai, pakeiskim koją. Išsitraukiu dešinę, pasikiš kairę, čiuošk su dešinė atgal. Jo, biškį ištraukiu šitą pusę. Ir šitą kojytę biškį lengviau tempiasi. Ir ne taip aštriai skauda, ne? Irgi skauda, net kažkaip lengviau. Bet iš karto giliai nusileidai ir matosi, kad šita koja lengviau tempiasi, galbūt tu tiesiog mažiau priešinėsi, man atrodo. Tai va, šitam tempime reikia pabūti po pusę minutės. Viena koja pusę minutės palaikoma tempime ir po to kita koja pusę minutės palaikyti reikia tempime. Gerai, gali išlipti iš tempimo, grįžk ant 4. Jo, ir toks elementarus dalykas, sulenktą koją prasuk, iš kelienų, ratuką prasuk. Viena ir kita. Prasuki ratukus. Tiesiog, kad nurimtų tas skaudumas po tempimo. Nes kai pajudini koją, tas skaudumas dingsta, ar ne? Gerai, ir pereinam prie jėgos dalykų. Ištiesti kairę koją. Pakelti dešinę ranką. Laikyti pusiausvyrą. Ir pajudėti reikės suglaudžiant kelienį ir alkūnę. Suglaudžiu. Ištiesi. Tęsk, kartok. Kada dirbi, šitą vietą stengiasi, kad nejudėtų. Gerai. Stabilus, nejudantis liemuo yra tavo uždavinys. Juda galūnės, bet nejuda tavo branduolys. Nejuda tavo liemens raumenys. Padaryti reikės 8 pakartojimus. Ir pakeiskim koją. Ranka. Kita koja, kita ranka. Ištiesi dešinę koją, ištiesk ją. Šitą kojytę, priešingos pusės ranką ir judi. Nejudantis liemuo judinai. Nejudantis liemuo. Kontroliuok save. Gerai. Gerai. Labai gera pastanga. Čia yra tavo dėmesys, kad nejudėtų, stabilizuotum save ir sudirbtum su giliais raumenukais. Po 8 pakartojimus padaryti vieną ir kitą pusę. Gerai. Leidžiamės ant pilvo. Ištiesiam rankas į priekį. Atkeliam kojas. Laikom pakeltas kojas 15 sekundžių. Ar pakėlė kojas? Pakėlė, gerai. Laikyti pakeltas kojas 15 sekundžių. Sunkumo jausmas čia ir čia. Kur labiau sunkiai jautiesi? Čia? Jo. Gerai. Nuleidžiam kojas. Pakelk krūtinę aukščiau. Rankas atnešk čia. Nesilenk rankomis. Ir judi rankomis, ištiesdamas virš galvos ir grąžindamas atgal. Ištiesti ir pritraukti. Nugaros raumenys tęsia darbą. Jauti, kaip tenai yra pastanga ir stipriai dirbančius raumenys girdi. Jauti. Čia gali padaryti kokius 8 pakartojimus užtenka. Kojas palaikyti 15 sekundžių, rankas ištiesti 8 kartus. Padaryta. Gulkis kairiu šonu pasisukęs į mane.
Rankas čia padėk, abi dvi kojas pakelk nuo grindų ir dešinę ranką pakelk į viršų. Reikia biškiai aukštesnių kojų, o taip šonas turi jausti stiprią pastangą. Kas įvyko? Skauda? Kurioje vietoje skauda? Jau praėjo? Ar tebesitėsi skausmas? Gerai, nuleiskim kojas. Šitą ranką ištiesk, šitą ranką pakelk. Ir padaryk va taip modamas tokį atsilenkimą. Ne, į mane. Duok parodysiu. Va taip va. Va taip va. Jo. Ar dabar skauda šitą daryti? Ar yra tas skausmas ir ne? Mažesnis. Mažesnis. Apibūdink man tą skausmą, jisai tau plačiai jaučiasi, va taip va, kaip uždėjau ranką. Kažkaip, nu gal, truputį. Arba taip va, pavyzdžiui, kažkaip kaip Taip, uždėjau. Labiau taip, ne? Bet tokio dydžio kaip mano delnas? Arba tokio dydžio? Arba tik tokio dydžio? Mažiukas, ar ne? Galbūt netinka mums šitas pratimas. Sulenk kojas, atsiremk ant alkūnės. Atsiremk ant alkūnės. Dabar pakelk dubenį ir šitą vietą kelk. Čia. Ne, pasikelk ant kojų. Ant kojų visas pasikelk. Ne, ant kelienų. Ant kelienų. Ant kelienų pasikelk. Sustok, mygnai, biškiai kažkur pasimetė. Sulenkim kojas, eikim nuosekliai, viską darykim kartu, gerai? Sulenktos kojas. Bet šitą vietą pakilo nuo grindų ir pastatyk po tokią pozą. Laikyk. Ar yra skausmas? Ne. Ar yra pastanga čia? Sunku šičia? Na, yra pastanga. Šičia sunku? Kažkaip nelabai atrodo. Kelk aukščiau. Pasunkėjo. Ranka neskauda. Aha. Truputį sunkumo jausmą jaučia. Nuleisk, pakeisk šoną. Vilkis kitų šonuku. Sulenktos kojos, atrama ant alkūnės ir pasikeli laiką į lentą. Ok. Šitam šonui darbukas vyksta. Ar nėra to skausmo, kuris buvo? Padarysiu ir dažniau. Ignai neskauda? Nelabai. Nėra nieko, turbūt normalu viskas, ane? Gerai. Tai va šitą pozą, planką, reikia palaikyti 15 sekundžių. Paskaičiuoji mintyse 15 sekundžių vienu šonu ir kitu šonu. Ir taip pakartoji 3 kartus, Ignai. Tada vėl kitų šonų turėsi persiversti. Padarykime tą dabar, gerai? Pasisuk į mane. Vėl kitą šoną padaryk. Aukštai pakelk. Apa. Laikyk 15 sekundžių. Ir dabar nebūtinai mes turim laikyti 15 sekundžių, bet tau, kad įraše būtų priminimas. Nuleidi vėl keiti šoną. Ant dešinės rankos, ant dešinio šono. Vėl laikysi 15 sekundžių dirbant į dešinį šoną. Čia buvo jau antra serija padaryta. Ir trečią kartą. Kairys šonas. Laiko apkrovą. Ir pereik dar kartą į dešinį šoną. Apa ir palaikai. Ir žinau, kuo daugiau kartų tu darei, tuo gražiau viskas gavosi. Tiesiog kūnas biškį dar miegantis ir nenori priimti darbo, dėl to ir ta tavo savijauta tokia keistoka. Gerai, užtenka. Šoninės lentas padarėm. Dabar sėskis. Prilenk kojas. Tokias kaip aš padariau. Išskleisk rankas į šalis. Tiesink nugarą. Ir nunešk ranką į ranką, pasisukdamas. Jo, nesirenk į grindis, jo, pasisukdamas, nunešk ranką į ranką. Sunkumo jausmukas va čia turi būti.
Panešioti ranką į ranką, pasisukant aplink ašį. Šitų galima padaryti kokių 12. Užtenka. Tada gulkim ant nugaros ir pakelkim kojas. Padėk delnus po sėdmenuko. Per giliai iškildėjai. O taip, gerai. Pakeltos kojos yra, pakelta galva ir pečiai. Važiuojam dviračiu. Važiuoji dviračiu. Laikai presą. Laikai įtampą. Bet čia sunkumas, ane? Ir suki dviračiu gulėdamas. Vieną koją skaičiuok 12 pakartojimų. Kada darysi namuose savarankiškai, vieną koją turi paskaičiuoti 12 kartų. Jeigu abidvi skaičiuosi, tai bus 24 kartų. Gerai, užteko, nuleidžiam. Ir dar vieną uždavinuką. Ištiesk kojas. Sunerk rankas. Virsti į šoną. Pasiekti koją. Tada pereiti į kitą šoną, pasiekti koją. Toks biškį kilk į viršų. Gerai, jau per daug net gal kyli į viršų. Ignai, žiūrėk į mane dar kartą. Tu per daug sėdaisi. Atsisėsti nereikia. Nuvirsk į šoną ir tada rieskis, kad pasiektum šlaunį. Ne kiekvieną be šlaunį. Gerai. Ir tada į kitą šoną, pasiekoja. Ir į šlaunį rankos. Gerai, nesėsk, tik tai virsk į šoną ir rieskis. Toks apvalumo daugiau dalyk savyje. Gerai. 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 Šitų irgi padarai 12. Viskas užtenka. Tada ridenkis ant pilvo. Ir rankas pritrauk arčiau. Ir užbaigimas bus toks, kai tu pakilnosi priešingų pusių ranką ir koją. Dešinė koja, kairė ranka. Nusileidžia. Kairė koja, dešinė ranka. Nusileidžia. Ir padaryk 12 kartų. Papa. Papa. Gerai. Nugara dabar neskauda. Bet stipriai dirbančius raumenukus jauti. Viskas. Viskas, čia gali būti pabaiga. Galima stotis ir čia yra tavo namų darbukai ateinančiai savaitei. Gerai. Pasižiūrėsit įrašą.